Keturių. Ir manau, kad visai netrukus galėsime sveikinti Eimantą Gudiškį nugalint šios dienos varžybose čia Šiauliuose. Taip. Eimantas Gudiškis pirmoji vieta, Darius Džervus finišuoja iš karto už jo ir visi kiti sportininkai jau truputėlį atlikę. Taip. Saulius Janeliūnas pasveikinti šį sportininką užėmusi trečią vietą bendroje įskaitoje ir nugalėjusi vyrų 50 grupėje. Tikrai nuostabus rezultatas. Saulius Janeliūnas užima trečią vietą. Eimantas Gudiškis šiandieną pirmasis, antroji vieta, Darius Džervus. Taigi sveikinimai šiems sportininkams ir netrukus pamatysime, kaip išsirikiuos visi likusieji sportininkai, finišavę iš karto už jų. Panašu, kad bėglių pavyti niekam šiandieną taip ir nepavyko. Pačiu laiku pabėgo į priekį ir savo persvarą išlaikė beveik pusę šios dienos varžybų distancijos. Taigi, 123 numeris. Panašu, kad būtent tai yra, jei neklystu, tai yra pirmoji Eimanto pergalė būtent šioje trasoje. Ir antroje vietoje finišavęs Darius Džervus, taip pat didžiausi sveikinimai jam ir ko gero dar didesni sveikinimai Sauliui Janeliūnui, užimusiam trečiąją vietą bendroje įskaitoje ir nugalėjusi vyrų 50 grupėje. Tikrai puikus rezultatas šiam sportininkui, o mes už kokios minutės ar dviejų tikrai sužinosime visų likusių prizininkų vardus. Įskaitoje ketvirtą vietą šiandieną užėmė Paulius Šiškevičius, penktasis Lukas Talačka, šeštoje finišavo Tadas Malinauskas. Kaip tik septintoje vietoje paliktas Girtsvelandas iš Latvijos. Girtsvelandas iš Latvijos septintoji vieta buvo 40 grupės nugalėtojas. Taigi Eimantas Gudiškis išsaugo savo geltonuosius lyderio marškinėlius šiandieną čia Šiauliuose ir sustiprina savo pozicijas bendroje įskaitoje. Primenu, kad iki šiol jo persvara prieš artimiausią varžovą buvo tik 2 taškai ir artimiausias jo varžovas B50 grupėje Kęstutis Stakinis užima antrąją vietą. Vyrų 40 grupės nugalėtojas šiandieną svečias iš Latvijos, Girtsvelandas, antroji vieta B40 grupėje Marius Felvers, taip pat svečias iš Latvijos ir MSC CSK Geno komanda. Taigi sveikiname šiuos sportininkus. Ir visą šiandieną laimi pagrindinį prizą, kurį įsteigė akcinė bendrovė LG. Tai yra 1000 eurų vertės piniginis prizas. Taigi sveikinimai dar kartą. Tai galite padaryti finišo tiesiosios pabaigoje. Dar kartelį kartuoju. Nepamirškite grąžinti laiko matavimo čipų. Apdovanojimų ceremonija šiandieną, kaip minėjau, bus skelbiama 16:30 minučių ir dėmesio bus numerių loterija. Taigi visi sportininkai dalyvavę šios dienos varžybose neišsiskirstykite, niekur nepabėgti, nes turite galimybę iš karto po apdovanojimų ceremonijos. Numerių loterija. Taigi jūsų dalyvių numeris tuo pačiu yra ir loterijos bilietas, kuris jums gali garantuoti